Sveiki, aš esu futbolo komentatorius Nerijus Kesminas ir mes vėl kalbamės apie tai, kas vyksta pasaulio futbolo čempionate ir vyksta įdomus dalykai. Iš tikrųjų, galbūt mažai kas iš mūsų prognozavome, kad bus taip, kuo toliau, tuo įdomiau, kuo toliau, tuo sunkiau atspėti ir pabandykite dabar pasakyti, kas bus pasaulio čempionai. Pirmasis pusfinalis – Urugvajus Olandija. Sakyčiau, kad dabar jau favoritė yra Olandijos rinktinė, todėl kad, vėlgi prisimename Urugvajaus nuotykius rungtynėse su Gana, Luiso Suareso nebebus. Ir tai yra smūgis be abejo Urugvajui, todėl kad žaidimas, sėkmingas puolimas, sakykime taip, buvo vykdomas vienu vieninteliu būdu. Tai yra ilgas perdavimas į priekį. Diego Forlanas ir Luisas Suaresas bando kažką nuveikti dviese, kartais įjungdami visą tą veiklą ir Edinsoną Cavani. Tačiau dabar tos galimybės nebebus. Oskarui Tabariusui teks keisti žaidimą, teks keisti žaidybinės schemas ir manau, kad Olandija, turėdama santykį 1,63 už vieną, turi gerų šansų tą santykį paversti jūsų pinigais, jeigu jūs už tai pastatysite. Kitas dalykas, rungtynės gali būti rezultatyvės, nepaisant to, kad Urugvajus neturi vieno geriausių savo snaiperių. Prognozuokime taip, Olandija žais atakuojantį futbolą, pasistengs įmušti greitai ir bet kuriuo atveju... Urugvajus ne ta komanda, kuri užsidarytų savo aikštės pusėje, tai nėra Paragvajus, tai nėra blogoji Čilės rinktinės versija, kurią matėme rungtynėse su Brazilija. Manau, kad žaidimas bus pakankamai atviras ir daugiau nei 2 įvarčiai per rungtynes yra tikėtina. Jeigu nuspręsite statyti taip ir atspėsite, laimėsite 2,30 litų už vieną pastatytą litą. Geltonos kortelės. Nuobaudos dėl visų išvardytų priežasčių, manyčiau, kad kamuolį daugiau kontroliuos Olandai, tai reiškia, kad ta komanda, kuri ginasi, teoriškai turi daugiau galimybių surinkti didesnį geltonų kortelių skaičių. Urugvajaus atveju tai netgi normaliomis aplinkybėmis yra normalu, santykis nėra didelis, 1:1,4 galite drąsiai pabandyti ir dar vienas dalykas, kurį bandyčiau nuspėti, Egidio Arevalo, tai yra pagrindinis dabar Urugvajaus rinktinės atraminis saugas. Žmogus didelis, žmogus stiprus, žmogus fiziškai galingas, tačiau žaisti su Olandais, manyčiau, jam bus ypač sunku, ypač kai teks gaudyti. Wesley Sneijderį, puikios formos Wesley Sneijderį, galbūt tam tikrais atvejais aikštės kraštuose ir tą patį Arjeną Robeną. Todėl manyčiau, kad yra nemaža tikimybė, kad Arevalo gaus geltoną kortelę. Santykis yra 1:2,55. Ispanija, Vokietija dar kartą naudojame nuvalkiotą klišę žanro klasiką vien todėl, kad prisiminkime 2008-aisiais būtent šios komandos žaidė Europos čempionato finale ir tada ispanai tiesiog iki sąmonės netekimo užtampė vokiečius, stumdydami kamuolį vienas kitam, laimėjo tik 1-0, galėjo būti ir blogiau Vokietijos rinktiniai, tačiau vėlgi dabartinė Vokietijos rinktinė yra kitokia nei buvo 2008 metais ir aš manau, kad šį kartą viskas yra daug labiau neaišku. Taigi pabandykime paspėlioti apie tuos dalykus, kurie su galutiniu rezultatu nelabai susiję. Davidas Villa, kol kas rezultatyviausias čempionato žaidėjas, 5 įvarčiai. 5 įvarčiai ir šį kartą drįsčiau teikti, kad galbūt neįmuš. Santykis 1:1 ir 65. Kodėl taip manau? Todėl, kad Villa muša kiekvienose rungtynėse, tos serijos anksčiau ir vėliau visada baigėsi. Kitas dalykas, vokiečių gynyba tokia drausminga, kad gali uždaryti bet kurį puolėją rungtynėse. Argentina tai parodė, Lionelio Messi mes beveik nematėme. Ir trečias dalykas, Davido Villos 2 pastarieji įvarčiai, Portugalijos rinktinės vartus, pergalingas įvartis ir lygiai taip pat pergalingas įvartis rungtynėse su Paragvajumi, sakyčiau, labiau atsitiktiniai negu dėsningi. Vėlgi, jie iš tikrųjų dėsningi žaidybinė prasme, tačiau realizacija buvo tokia, kad atrodo, jog Davidas Villa pradeda ir pats jausti nervinę įtampą. Ir vienu ir kitu atveju, sakyčiau, jam gerokai pasisekė. Ir lygiai taip pat geltonos kortelės. Visose rungtynėse, visose be išimties, ne tik šiame čempionate, tačiau per pastaruosius keletą metų Ispanija kamuolį kontroliuoja daugiau negu varžovai, kad ir kas varžovas būtų. Nemanau, kad ir šį kartą bus kitaip, o jeigu kontroliuoja kamuolį, tikimybė, kad varžovai prasižengs dažniau yra be abejo didelė.
Lygiai taip pat didelė tikimybė, kad varžovai susirinks daugiau geltonų kortelių. Vokiečių atveju santykis 1 prie 1,75, tai yra, manau, kad tai yra pakankamai įdomi tikimybė, įdomi galimybė, kurią galėtumėte pastudijuoti ir jeigu ryšitės, statykite. Na ir esminis klausimas, kas laimės pasaulio čempionatą. Dabar jau būčiau linkęs manyti, kad puikius šansus turi Olandijos rinktinė. Kodėl? Nuo pat atkrintamųjų varžybų pradžios sakiau, kad čempionė bus Brazilija, remdamasis ta aplinkybė, kad jų kelias iki finalo bus lengvesnis, negu kad ir kas būtų. Vokietija, Ispanija, tuo metu Argentina. Dabar, sakyčiau taip, lengvesnį kelią išsikovojo Olandija, laimėjo prieš Braziliją ir Urugvajus su visa pagarba šiai šaliai. Na, tiesiog yra geresnis varžovas Olandijai, negu būtų Ispanija ar Vokietija šiomis sąlygomis. Tai yra iki finalo Olandai, jeigu aišku laimės, ateis su mažesnėmis energijos sąnaudomis negu varžovai ir gali būti, kad tai taps pranašumo santykis 3,15 už tai, kad Olandija laimės šį čempionatą. Negali garantuoti, niekada negali sakyti, kad bus būtent taip, tačiau manau, kad jų šansai dabar yra pakankamai neblogi po to, kai Olandija nugalėjo Braziliją. Na ir šiame čempionate gali būti sukurta istorija, tai yra pirmenybės gali laimėti nauja šalis. Kol kas per 18 čempionatų pergalę šventė tik 7 valstybės, 2 iš jų vis dar tikisi pakartoti tai, kas jau yra buvę, tai yra Vokietija ir Urugvajus, tačiau yra Ispanija ir Olandija ir sakyčiau, kodėlgi ne. Kodėlgi negalėtų laimėti viena iš šių šalių, niekuo jos neblogesnės už tas varžoves, kurios liko. Santykis, statant už tai, kad čempionatą laimės šalis, kuri niekada dar to nebuvo padariusi, 1,55. Spręskite patys, tačiau manau, kad kodėlgi nesu rizikavus.